Labadiena, trumpa priešistorė. Gegužės pabaigoje pastebėjau Raudondvaryje 4 vietose susiaurintą gatvę tokiais laikinais atitvarais, paskui pradėjau kasti šalia gatvės tokius labai gilius griovius. Vieną savaitę kasė, antrą, trečią. Žmonės vis važiavo nepatogiai, stojinėjo. Mačiau 2 rimtas avarijas, vienoje 3 mašinos susidaužė, kitoje 2. Žmogus važiavo, prieš pat tą susiaurėjimą supanikavo, pagalvojo, kad nepraslenks, užstabdė ir pylė jam į užpakalį abu kartus toje pačioje vietoje. Na ir pagalvojau taip, čia tikrai rimtas infrastruktūros projektas, kažkokia Rail Baltikos turbūt infrastruktūros šaka arba mažiausiai labai magistralinis dujotiekis ten kažkur tai šakojasi, arba NATO reikmėm po Raudondvario tą pagrindinę gatvę, Naujalio gatvę paslėpti F-16 naikintuvus, taip, nes kadangi spalio mėnesį, suprantama, užpuls mūsų rusai, tai tie F-16 išvažiuos iš po gatvės į netonių pusę, įsibėgės ir jau kaip dės daužyti tuos rusus kekėmis. Tai va, tai tokie buvo mano pasvarstymai. Bet besitęsiančios statybos pranoko visus lūkesčius. Meiliai dar nespėjau davažiuoti, tai žodžiais pasakysiu. Per beveik 3 mėnesius padarė 4 gulinčius policininkus. Per 3 mėnesius. Su 2 avarijom, kurias mačiau, kiek dar nemačiau. Na tai vokiečiai ar olandai ar kiniečiai būtų padarę tos 4 gulinčius policininkus per 45 sekundės. Atsiprašau, minutės, neperdėsiu, nes iš tikrųjų, žiūrint kaip jie stato tunelius, tiltus, kokiu greičiu, tikrai jie tą padarytų. Taivanas, Singapūras padarytų per kokias 2 valandas, neperdėtų. Likusios 139 šalis padarytų tas 4 policininkus per kokią turbūt savaitę atsipalaidavę, žiovaudami. O vat yra toks Baltijos tigras, kur čia visiems įkrės į kailį. 3 mėnesius ir dar nepabaigę, dar nesumarkiravę, ten turbūt bus perėjos. Ir vat tai yra unikalus projektas. Dabar jau artėju prie vat šito puikiojo 1.1. Tai vat yra Raudondvaris, mėlyjei. Tai vat vaizdas vat yra vat toks. Va, tai čia dar net nėra net policininko gulinčio. Tuoj pervažiuosim per gulintį policininką ir pamatysite, ką gimdo. Bet mielas Kauno rajone merė Valerijų Makūnai. Blema, kur jūs randat tokius rangovus, kur 3 mėnesius statytų gulintį policininką? Štai, dėmesio, vau, fejerverkai. Tutum. Tai va tokius, va, 3 mėnesius. Naujienos iš Baltijos tigro paskutinių pasiekimų.